Sveiki, gyvi. Labą dieną. Labą dieną. Kokie balsai entuziastingi, tokios ir nuotaikos? Ne, nesakyk, kaip mes jau sodinom viskas kaip ir buvo normaliai. Nes iš tikrųjų buvo, paliksiu tą žodį subinė, daigų auginims. Dabar papasako, kame iš tikrųjų buvo didžiausias vargas, nes aš ten mažai prisidėjau, tai... Vargas, tai aš per 2 dienas juos susėjau, bet būdavo šalnos ten praeina. Sodam žydint ten 2-3 naktis su šalnom. Nu, daugiausiai. Daugiausiai. O dabar išėjo, kad gavo su šalnom 2 mėnesius. Kurenk. Kiekvieną naktį. Ir ne po kartą turbūt? Ne. Per parą kiek gaudavos kūrenimų, vat pačios daigyklos, kad išlaikyt kiek šilumos būdavo? Naktį mes visą laiką palikdavom dizelinį tą jungtą. Ta dizelinė, aha. Nu, o kol daigykloj būdavo, nu, dieną tai prišyla, bet naktį vis tiek reikia kūrenti. Nu, o naktį kiek, koks 10 minučių būna? Nu, krisdavo, žinau, kartais iki 6. Tikiu. Nes nebešvilpdavo tos viso to didžiojo šiltnamio, tai gavo stresą, aišku, teka juos gelbėti ramina rūgštim ir padėti šiek tiek ir trąšų pagalba, vis tiek tą augalą, kad sodinti jį normaliai, ta prasme, užaugusi gražų, tokį vešlų. Ir kadangi mes turim dabar praėjus lygiai 2 savaitės po talkos, kur buvo daug entuzijazmo. Buvo ir mums buvo daug entuzijazmo, nes iš tikrųjų tai daigai atrodė neblogai. Visai neblogai. Bet entuzijazmas ir išblėso, rankos nusvyro, pamačius, kaip jie atrodo šiandien po visų lietų, vėjų. Ir aš prisimenu, kai mes pasodinom, kitą dieną buvo velniškas vėjas. Juos ištasė. Ir kas blogiausia šitoj situacijoje yra, tai labai daug lietaus. Pas mum yra labai sunki žemė. Taip. Visiškas priemolis ten tokia. Jo. Šalta ir šlapia. Kas gali būti blogiau? Šalta ir šlapia ir gaunas pipėts. Ir automatiškai, kai nusistekenva šitaip augalas, ką mes dabar turim, ne tik nulaužytus lapus, mes turim dėmetumą kažkokį ant lapų. Aha, mačiau geltonis su tokiam rudom dėmėm. Automatiškai, kuo silpnesnis augalas, tuo jis greičiau kabinas, jam ir kenkėjai, ir lygos, ir visa kita. Taip, pažiūrėk, kaip ir kaimo žmonės, žiūrėk, vaikšto basom ir nesergo miestietis. Arba, kai būdavo, pasakoj, sako, visos celės šeimas atvažiuoja, ten tie vaikai puspliki, balose sėdinėje, serganėje. Tai vat, bet nebūtume mes jų išgelbėję net ir apdengę agroplėvelę, pavyzdžiui. Nes tu dengiai savo, kur turėjai pas save daržę ir vis tiek ša. Tai vat, iš to lietuvišką gerą geną, aš dabar stebiu porą moteryčių, yra Mariampoliai, yra koks ten šalčininkų Lazdijų. Aha. Nu, gražiausia ta lapija ir man nervsi, man atrodo, jie ten nesąmonės keliai. Anų metų derlių, nes anais metais 2017. Kada tenais palauk visi pradėjo, nes buvo labai gera vasara. Tai nežinau, iš tikrųjų daug tų augintojų anais metais buvo arbūznikų tų. Šiais metais, kažkai, kaip sekas visiems. Tai vakar mes... Tie pietiniai rajonai gal ir pusę velnė, bet... Susibendravom vakar ir su arbūzų sėklos.lt, nes jie, man atrodo, šiandien baiginiai sodinimą, tai jau turi nuostolių. O jie ir piečiau, jie biški gaunas. Ir dirvožėmis visiškai kitoks, bet jau, man atrodo, vakar, kaip kalbėjom, 120 daigų žuvė yra. Tai va dabar dar šnekėjom su viena mergaitė, pamiškiai irgi išsisodina arbūzus. Ir noris tą arbūzą užsiauginti, jeigu pavyko vienais metais, pavyko kitais metais, užauga tau ir 15 ten ir 12 kilogramų. Nu kaip, nugi mes turim, bet mums tarsi buvo toksai perspėjims jau nuo pavasario. Mes balandį ten turėjom 2-3 dienas tokias vasariškas, ir paskui mostelėje mums... 5 karščio. 5 karščio ir vakar buvo, skaityk, birželio 23, nors tai ne pirmutins yra tokių šaltų naktų, žinai, toks spyris. Atvejais, iš tikrųjų yra taip, kaip yra. Taip. Bet, pavyzdžiui, rankos tikrai svyra galvojant apie kitą sezoną. Jau pernai mums svyra rankos, mes irgi išsisodinom. O pernai dar buvo neblogai šiaip? Pernai buvo neblogai, mes išsisodinom gegužės paskutinę dieną. Jo,
31, man atrodo, buvo. Ir paskui stoja ir birželio naktį šaltos buvo, taip. Nes stresavo tie augalai. Jos tik porą savaičių. Bet jie mums kažkaip žalesni dar tokie buvo. Užsikabina biškį. O dabar atrodo išsodinom gražesnius daigus negu šiai dienai tą, ką mes turim. Tai Kaži, kaip kitais metais, ar mum entuziazmo dar bus, ar jau čia nebereiktų ignoruotų įspėjimų. Tai tu man pasakai, kodėl cukinija normaliai auga. Cukinija tai gerai auga, ypač ta, kur buvo skiepita į arbūzą ir paskui vis tiek cukinija išaugo. Nepabaigiau dar pasakyti apie tą variantą, ką mes dar dedam į duobės, dedam žuvies miltai, nes tai yra fosfors, tai yra azotas. Ai, nu taip. Pala, iki galo dar ką dedam, kad būtų vienoj vietoje. Jo, ir į duobę dėjom. Kompostą dėjom kompleksinių trąšų. Višto šūdo? Višto šūdo, gavo šį savaitgalį višto šūdo. Aha. Tai... Ir žuvies miltų. Ir tie žuvies miltai ką padarė? Privilioja lapės. Tai va su viena mergaitė, kur šnekėjom, pas juos pamiškiai buvo susadinta, tai išvarė lapės. Iškapsta, nes kvepia skaniai žuvytė ir kapsta ieško tos žuvies, nors jos ten nėra. Tai va šiais metais kažkaip toks jausmas, žiūri va į tą daržą, atrodo ir morkos auga, ir burokėliai. Kaip ir nieko atrodo. Bulvės, nu ta, žinai, tradicinė. Lietuviška fauna ta ir flora. Viskas su jie tvarkoj. Bet ir bus pasižiūri, jų pilna. Aha, labai kažkaip Lietuvoje vėl grįžta lietuviški orai tokie. Iš tikrųjų, pagal statistiką žiūrėjau, prieš 45 metus buvo tokia gegužė šalta. Panašiai, ne, ir atsikartoja dabar. Norsgi šiaip kalba apie tropinius karščius kažkokius ateinančius, tai nežinau. Bet dabar jau liktais tvarkysis naktis, jau stos apie 13 naktim. Tai va, tikėkimės. Nes tą savaitgalį Donatas su Donatu palaistė su užpiltų vištos mėšlu praskiestų, o Rimantas nupurškė su amino rūgštim. Dabar, sakė, tos amino rūgštis reglamentuoja, kas 5 dienas jas perpurkštų. Tai po 5 dienų vėl reiks pakartoti, gal išgelbėsim, bet... Vilties kažkiek. Pernai mes, kad ir turėjom tą vėsų laikotarpį, bet mes neturėjom lietaus. O šiais metais užmirkė tiesiog taip šlapę, nėra dienos jaučiu, kad nelytų. Taip, šiandien vėl mauda, teleškoji. Sakam, neišės pasideginti išeit. Tai, labai liūdna ta gaida, čia kapų namai kažkokie skamba pas mus, bet taip yra tokia realybė. Va, matot, gražus vaizdas buvo, kai sodinom saulę švietę. Ši buvo šilta visai, buvo visai nieko oras. Jo. Graži diena, va, čiup, padarėm porą valandų, aišku, jau čia 300 kartų visiems dėkojam, kad prisidėjom. Bet tą 301 kartą dar galim padėkoti, nes tikrai labai tos pagalbos reikėjo ir jos sulaukiam ir taip geranoriškai visi susirinko, labai faina, labai smagu tikrai. Ras ir padaryti. Kiek maždaug žmonių palauko? 15 koks, su mumis visais. Ir Goša. Ir iš vakarą dar skaityk pagalbos turėjomės. Ir Eglė buvo dar atvažiavus. Ir ketvirtadienį mes su Gabrielė pagrindą skylių sukarpėm. Ir šeštadienį, aš net neskaičiau, kiek buvo žmonių. Žinau, apie 15. Paskutinis video bus, kur mes visi mojuojam, bus galima labai paprastai paskaičiuoti. Tai ir mažesnių padėjėjų su visais. Amžiaus cenzas buvo labai įvairus. Netgi galvoju, dabar atvarius, aš darbę save kartais pagaunu, kad man labai tiktų, tu čia. Aha, riktavot, aš tau sakau, kokia meistrė va. Tai kai susirinka dabar visi į lauką, kam ką daryti. Taigi darbus reikia paskirstyti. Reikia paskirstyti, viens viskas, čia neringą pastatėm su vyru virsnė. Ir dar svarbiausia, kad tu turi ne tik paskirstyti palį darbą, bet ir palį žmogą atsižvelgti. Juk nesakysi, neringa, eiktų, komposto kastą, ne? Da turi palį. Neringa paskui sakė, aš esu princesė, man tegu nešioju kompostą, aš jį pamėtysiu. Vieni dar turėjo ir pačias trašas išnešioti, po duobės išmėtyti. Kitiem reikėjo išnešioti pagal veislę, sudėliojom dėžėm pačius daigus. Kad būtų ne mišrainė, o kad biški vienodžiau būtų viskas. Šiaip padarėm viską tvarkingai, bet ūkininko tokia dalia, tas oras nulėmė praktiškai viską. Norime egzotikos. Jo, bet matai, kartais prieš vėją nepapūsi ir su Lietuvos orais nepakariausi. Vat čia ir yra liūdniausia. Aš ir galvoju, kad nusvyra rankos, galvojant apie tai, kad mes priklausomi nuo oro, kurio visiškai negalim suvaldyti. Ir tu gali padaryti viską puikiai ir turėti vis tiek finalę. Turi tą, ką turi. Ir, žinai, vėl iš tos pačios pusės, kiek pasižiūri socialiniai medijoje,
kiek ir tų pačių, ar ten tų tariamų pionierių, ar tų senbuvių, kurie užsisodina tikrai ne po 5 daigus ir turim šitokį sezoną. Ir tu nieko nepadarysi. Taip, taip, taip. Čia geriausia augintojai vis tiek. Nu, bet vis tiek nesakyk, mes galim viltis dar, kad pasitvarkys reikalai. Jeigu pradės vašilti, jau rodo dienom virš 20, naktim rodo apie 13. Aišku, tas nėra labai gerai tokiem. Bet jau geriau, jeigu be lietaus, biški padžiavins. Nes tokiem augalam nesvarbu, tie patys agurkai ir tiem yra sudėtinga. Jeigu temperatūra krenta žemiau 14, viskas, jie stabdo vegetaciją, jie silpsta ir panašiai ir panašiai. Tai vat ir... Tokie reikaliukai. Dar kažkiek, man atrodo... Ne. Nu, turbūt, kad jau kaip ir viską apkalbėjom. Talką, va, kaip matysit, įkelsim video, kaip ten viskas vyko. Nu, smagiai, su šypsenom tikrai buvo linksma, suvažiavo. Ir Molėtų kraštas, ir Šiaulių kraštas, žodžiu, internacionaliniai tokie mūsų tie arbūzai, bet... Ir po talkos mes susėdom, tėtė Simos buvo išvyręs ir plovą, ir dar pašnekėjom apie kas ir kaip pavasaris. Žinot, kai susirenka daržininkai, nu tai kalbos sočiai tada pasidaro. Tada ir kokį marinatą pasidalintą agurkom iš paragą marinuoti. Donata davė paragauti marinuotus smidrų, Rimantas žiauriai geri, bet Rimantas gerą pasakė komentarą. Svarbu geras marinatas. Svarbu geras marinatas, nelabai ten ir suprasti, užsimerkęs, ką čia duoda tau. Realiai tai nesuprastum, nes to iš paragą ten skonė ir nebelieka. Tai vat, ir ačiū, kad buvot kartu. Ir nežinau, kokia čia bus ta mūsų ateitis, žiūrėsim. Nu, bandysim. Išlysim su kokiu nesąmoningu projektu. Taip, laikysim ir mes kumščius suspaudę, jūs kryžiuokit visų galūnių. Melskitės visiems dievams, kad čia mums to šilumos atsiųstų, nes galų galę ne tik arbūzam reikia, visi norim vasaros, visi norim pasidegint. Ir mes esame įsipareigoję netgi tiem patiem talkininkam, kad mums tokia buvo intencija, kad atvažiuok, pasisodink ir užsiaugink savo arbūzą. Bet nesakė kokį sezoną, kurį sezoną? Nu, mes mažiausių žmonių negalim apgauti, nes buvo, netgi patys mažiausi žmogeliukai, kurie prisidėjo prie talkos, tai po jiem... 3 metų mažiausias. Tai jiem buvo užduotis surinkti skraidančius maišelius nuo daigų. Tos daiginimo, jo. Tai bet jiem buvo ką veikti. Taip. Buvo darbo, nes kur tu 400 arbūzų, tai prašau 400 surink skraidančių paperių. Nepaliko nei vieno. Ščyrai dirba, tai nors vieno arbūzo tikrai nusipelna. Tegu užaugia. Tegu užauga, nors vienas. Susikviesim visus, pasidalinsim po rekelę, susėdę visi, paraudų toks, Donce rodo, kiek čia, 10 cėmų, nu kažkur tokia... 5 cėmų skersmens. Per treštą trešnio. Jo, tokia. Tai vat ir ačiū uždėmesi. Ir viso gero. Viso gero. Iki. Kol aš baigiu pamaitinti leniuką, jau pradeda rinktis pirmieji talkininkai, Donata vedasi juos į lauką. Pradėsim talką. Oras labai geras arbūzų sodinimui. Donata jau riktavoja reikalus, galima girdėti už kilometrą, kaip dėsto darbus. Va, prašau, jau kaip vyksta reikalai. Atėla, ką čia sirpčiai atjūna pačią rytą? Čia yra ubagų šaltibarščiai. Kažkaip biškė mažokas spalvos. Čia juos nesideda kefiriuką, ne? Kas čia yra? Papasakok. Agurkai, krapai, druska. Prašom netrukdyti. Ir druska ir citrinos. Gerai, viskas nebetrukdau, žvaigždės, eikite dirbti. Girdėjau, kaip komanduojate jau nuo kilometro. Duobės jau paruoštos. Rimantas dėlioja daigelius, kad būtų patogiau. Mes pradedam sodinti jo, o reikia pradėti tada pilti kompostą ir visas... Jo, ir trašas visas. Tada aš einu su Vikin, tada šitą juostą užmėtyti. Gerai. Va, prašau daigai paruošti. Ten. Keli daigai, kurie jau buvo vakar pasodinti, tai atrodo neblogai, naktį išlaikė ir atgyveno visai, sakyčiau, gerai. Kaip tu? Gyvas. Atrodai labai gyvas. Atrodai labai neblogai. Gošanas padeda visuose darbuose, mus palaiko, šaunuolis. Va čia va net iš tolimųjų kraštų. Realiai susitikimas yra interkontinentalinis. Justinėlė, kaip jūsų kelionė? Ar pavargate? Labai tobula, labai fainai, gerai, laukiam šito susitikimo. Donata sako, tai tu gal turi darbų, tu gal nevažiuok, bet tai aš norėjau. Taip, čia iš tikrųjų tik dėl susitikimo viskas. Taip. Kompostas keliauja iš mano močiutėlės. Va, neringa pildo duobes.
O čia toliau vyksta sodinimas. Realiai jau pusę lauko ir įveikta. Tikėjomės faktas, kad bus ilgesnis darbas, bet žiūriu, kad čia labai greitai vyksta reikalai. Jiemgi iš vis mažai vandenį reikia. Mes praeitais metais laistėm su vandeniu, žinok, vieną sykį tik tais, kai jau buvo žiauriai sausa. Čia tik dėl to, kad filmuoju. Va, kaip gražu, tiesiog fantastika. O dieve, šitas reklaminis toksai. Galėtum būti rankų modelis rimtai. Nu, apie skiepus. Man sako, kodėl taip mažai skiepytų daigų. O tu žinai, kai reikia sustvarkyti su 100 daigų ir dar nori pasiskiepyti. Čia yra, žinai, koks. O nagiukai ilgi ir labai sunku. Kaip jausiu britvutė. Kita viena taip. O stiebasgi ne toks, stiebas būna 3 kartus plonesnis. Ten krūva reikalų. Skiepit. Gerai. Tai parodyk tą skiepą. Labai čia pučia vėjas, gal girdėsis. Va, matote, į cukiniją yra, va čia va yra cukinija ir į ją yra įskiepytas arbūzas. Nu, į kokią velnio? Gavau kasdienės, ne iš tos pusės pjūvius dariu. Nu, nieka bus arbūzai cukinės skonė, ne pirmą kartą. O tokio velnio, kad cukinė yra atsparesnė, va taip va. Ir tikimės, kad arbūzas išaugęs iš cukinijos pagrindo bus tvirtas ir duos daug arbūzų. A ne? Po 40. Cukinija yra suragatinė mama. 40 kilogramų. Sadinam vakarė? Nieko? Kai pabaiga visą laiką atrodo panašiai. Visi kaip skrusdėlinė į vieną vietą susigrūdė, va, pasodinta. Ir pabaigiam greičiau negu tikėjomės. Cheese! Didžiausia pagalba mano mamos eleniukų. Taip, bet jau virkia mažutė. Tėtė va plovą verda. Oi, pasižiūrėkite. Mes, žinok, lauke užadėm, kaip verda plovas. Ir apetitą visiems čia žadino. Va, plovas verda. Ir keliausim pas Donatą valgyti. O ten jų stalas paruoštas. Žodžiu, bus puota.